Labadiena, aš esu kunigas Mindaugas Dikšaitis iš Tauragės ir šiandien vėl sveikiname su jumis YouTube kanale Liuteronų bažnyčia. Paraginu, prenumeruokite šitą kanalą, kad didėtų sekėjų skaičius ir kanalas labiau prasiplatintų. Taip pat klausytis ir garso takelį Spotify programėlėje įvedę raktažodį Liuteronų bažnyčia. Šiandien, ieškant temos apie ką kalbėti, šiek tiek riša kalendorius. Artėja spalio 31 diena, kada liuteronai ir ne tik liuteronai ir kitos protestantiškos bendruomenės švenčia ir mini reformacijos šventę. Spalio 31 dieną, kada 1517 metais Martynas Liuteris prikalė ant Wittenbergo bažnyčios durų 95 tezes ir tai buvo pirmas postas, vienas memas sako, socialinėje erdvėje. Tai toks ikoninis įvykis, ikoninė fotografija, ikoniniai paveikslai, kaip yra vaizduojama reformacijos pradžia. Todėl ir šiandien pakalbėsiu galbūt šiek tiek iš kitos pusės. Pakalbėsiu apie mitus ir legendas, kurie yra susiję ir kurie galbūt ir užgožia tai, kas yra reformacija, kas yra liuteronų bažnyčia. Kaip susikuria legenda ir mitos, kiekvienas istorinis įvykis yra palydimas legendų ir mitų, tam tikrų franšizių. Jeigu žiūrėsime į tyrimus, tai kada yra daroma disertacija, kada yra vykdomas tyrimas, tai apie tam tikrą istorinį įvykį yra kalbame labai detaliai, yra surenkami faktai, surenkami argumentai. Tačiau kada kažkokį istorinį įvykį reikia pateikti visuomeniai, tų faktų visuma yra sutraukiama ir pateikta, tarkime, vadovėlyje ar pateikta pasaulietinėje ar visuomeninėje publikacijoje, kad būtų suprantama visiems žmonėms. Toks pasakojimas jau būna kartais šiek tiek, kartais labai supaprastintas ir kada perduodamas yra iš vienų lūpų į kitas, tai visada suveikia sugedusio telefono principas, kada yra jau trečiojo ar dešimtojo klausytojo ar skaitytojo kartojama tema, kartojamas pasakojimas, yra užmirštamas kontekstas. O jeigu dar pridėsime ideologinę potekstę, kas istorijos eigoje taip pat atsitinka, vėlgi mes gausime dar kitokį to paties istorinio įvykio vaizdavimą. Jeigu žiūrėsime ir į visiems žinomą Žalgirio mūšį. Iš vienos pusės jie pasakoja ir vienaip lenkai, lenkų istoriografija ir vaizduojamoji medžiaga, filmai ar populiarios knygos. Kitaip pasakoja lietuvių istorikai ar populiarintojai, dar kitaip pasakoja rusų istorikai, rusų propagandistai, dar kitaip pasakoja, į šitą procesą įsijungia ir gudų istorikai. Taigi, kas yra tiesa? Kur yra tikroji istorija? Štai ir tam yra reikalingas istorijos mokslas, kuris tyrinėja kontekstą ir kitus su tuo susijusius dalykus. Tačiau, kada yra istorinis įvykis dar paremtas ideologija, tai visada išeina beveik propaganda. Ir keletas dalykų apie bažnyčią labai dažnai yra susidaroma nuomonė iš tokių mitų ir legendų, ko bažnyčios žmonės apie save net nežino ir ko nėra tikima krikščionių bažnyčioje. Ir kalbant apie reformaciją, tai įvykis, kurį norėjo savintis daugybę ideologijų, kada 2017 metais šventėme reformacijos 500 metų jubiliejų, be abejo visur buvo daugybė publikacijų, daug ir konferencijų surengta, parašyta ir daug mokslinių straipsnių ir istorijos populiarinimo žurnale, kas yra pardavinėjama visose prekybos centruose, iliustruota istorija 2017 metų rudens
Kažkuris numeris be abejo taip pat neapsiėjo be temos apie reformaciją. Ir skaitant šitą žurnalą, pajutau, kad su keistu labai istoriniu atspalviu ir su keistais akcentais straipsnis yra sudėtas. Ir atsivertęs pabaigą, pažiūrėjau, iš kokio šaltinio šitas straipsnis yra paimtas. Ir taip, žymiojo istoriko ir tyrinėtojo Friedricho Engelso pagrindu. Kas yra Friedrichas Engelsas, tikiuosi visi žinote. Štai ir kodėl negi nebuvo, negi nėra kitų tyrinėtojų, negi nėra šimtų, tūkstančių turbūt knygų parašytų apie reformaciją, apie Martyną Liuterį, apie kitus reformatorius, kodėl reikėjo remtis tuo. Turbūt priežastys tam tikros ir yra, ir ne todėl, kad ten labai tiksliai apibūdinta reformacija, o todėl, kad pasirenkami tam tikri akcentai, kurie turbūt tinka ir patinka redaktoriams. Kada iš socialistų pusės Jėzus Kristus yra pirmasis komunistas, liuteronai štai pirmieji revoliuciją sukėlė, kada iš nacių pusės Liuteris pirmasis antisemitas, kažkodėl nei socialistai, nei komunistai, nei naciai neatsivertė į liuteronybę. Tai, kas yra tikroji liuteronybė, jiems netiko, bet yra paimami tam tikri akcentai, pagrindžiant savo ideologiją praeitimi, praeities žymiais žmonėmis, kartais, galbūt ir dažnai, norint sukiršinti žmonės, nuteikti juos vienus prieš kitus. Kiekvienas istorinis įvykis turi susiformavusius tam tikrus mitus ir legendas. Reformacija neišimtis. Iš mūsų pusės kartais reformacija, Liuteris, kiti reformatoriai yra romantizuojami, tai mūsų tikėjimo tėvai, didvyriai, iš priešininkų pusės, Liuteris, kiti reformatoriai, liuteronų bažnyčia, protestantai, protestantizmas yra demonizuojami, kartais kaltinami, o mitai ir legendos susikuria iš abiejų kratinio. Jeigu apie istoriją susidarote nuomonę tik tai iš tų fabulų ir klišių, tai tiesos tikrai nebus rasta, tiesos tikrai nesužinosite. Todėl šiandien apžvelgsiu tam tikrus mitus ir legendas, kurie susiformavo apie tai, kas yra reformacija, kas yra liuteronų bažnyčia. Reformacija tai nėra liuteronų bažnyčios nuosavybė, tai buvo istorinis įvykis, kuris dalinai savaime kilo keliose atskiruose vietose. Tai nebuvo koordinuojamas procesas ir tai nebuvo sąmoningas noras, kas yra turbūt vienas iš pagrindinių mitų, kas yra kalbama apie Liuterį, kad štai Liuteris norėjo ir jo tikslas buvo sukurti naują bažnyčią. Nekalbėsiu šiandien apie kitas reformacijos kryptis ir kitus iš reformacijos procesų išplaukusius tikėjimus, tam paprasčiausiai neužtektų laiko. Kalbėsiu apie tai, kas yra susijęs su mūsų bažnyčia, su liuteronų bažnyčia. Ir pagrindė tai, kas yra susijęs su Martynu Liuteriu. Kaip jau sakiau, vienus mitus ir legendas susikūrėme patys, tai toks būna nuoseklus ir paprastesnis pasakojimas ar tezės, kurias visi žinome. Kitus mitus ir legendas sukuria kiti, tiek iš Romos katalikų pusės, tiek iš kitų protestantiškų bažnyčių. Kada prasidėjo reformacija? Visi reformacijos pradžia laikome 1517 metus, spalio 31 diena, kada Wittenbergo vienuolio Martyno Liuterio plaktukų dūžiai pažadino Europą ir uždegė ugnį. Štai tokia viena klišė, kuri tapo mitu, kad štai tada prasidėjo reformacija. Vienas dalykas, kas yra svarbu paminėti, ir tai galbūt apsijungia su
tuo kitu metu, kuo Martynas Liuteris yra kaltinamas, tai yra tai, kad Martynas Liuteris norėjo sukurti savo bažnyčią. Jam kažkas nepatiko, vėlgi norėjo tuoktis, kažko buvo nepatenkintas, norėjo savo teologiją sukurti. Jis kūrė teologiją, jam niekas netrukdė, jisai tai darė. Vienas iš produktyviausių istorijoje teologų. Ne tik tai surašęs ir dar kiek yra užrašyta ir jo tai, kai jisai kalbėjo lekcijose, tai, kai jisai kalbėjo paskaitose kitų žmonių. Jisai buvo teologas. Tačiau kalbant apie 1517 metus, spalio 31 dieną, lapkričio 1 diena buvo lygiai tokia pati, kaip ir spalio 31 diena. Tik tai, žinoma, jinai buvo svarbi, žmonės šventė visų šventųjų dieną. Todėl būtent išvakarėse Liuteris ir kalbėjo apie tai. Kaip tezės buvo paskelbtos? Kadangi mes jau žiūrime dabar iš istorinės perspektyvos, pagrindinis postulatas yra tai, kad Martynas Liuteris prikalė ant pilies bažnyčios durų šias tezes, nes ten Wittenberge buvo ne viena bažnyčia ir visos bažnyčių durys buvo naudojamos kaip skelbimų lenta. Esmė tame, kad Martynas Liuteris taip, jisai buvo surašęs 95 tezes. Ir tai nebuvo padaryta spalio 30-osios dienos naktį ir vakare po pasisėdėjimo su draugais. Tai buvo jau ilgas procesas ir jeigu kalbėsime apie reformacijos pradžios ištakas, tai turbūt jos galima ieškoti ir ne Wittenberge, bet Romoje, kur Martynas Liuteris buvo augustiniečių vienuolyno vadovybės nusiųstas. Ir ten jisai pamatė visai kitokį vaizdą, negu kad buvo susidaręs apie tai, kas yra Romoje, kad tai štai pasaulio centras, visų šventovių centras, štai kas yra reikalinga, ko turi trokšti kiekvienas tikintis krikščionis, padaryti piligrimystės žygį į šventąjį miestą Romą. Jis ten nuvykęs susidarė visai kitokį įspūdį. Ir todėl yra manoma, kad būtent pamatyta Roma, tikrasis veidas, žinote, kada žmogus nori būti idealiu bažnyčios vaiku. Ir turbūt galime sakyti, kad pamatyta korupcija ne ta prasme, ką mes šiandien žinome žodžio prasme, papirkinėjimas, bet iš lotyniškos kilmės žodis apie tą sugedimą ir šventų dalykų nuvertėjimą, devalvaciją, turbūt ir susiformavo ir pradėjo lysti Martyno Liuterio mintis, būtent lankantis Romoje. Taigi 95 tezės buvo sukurtos irgi ne spontaniškai. Tai buvo ilgų diskusijų, ilgų svarstymų ir ilgų debatų apie tai, kas yra nuodėmių atleidimas ir kas yra atgaila. Kada irgi Martyno Liuterio metu buvo nauja akcija, ne nauja, tačiau suaktyvinta akcija, dalijant ir pardavinėjant atlaidus. Su tuo taip pat yra susiję daug mitų ir iš mūsų pusės kartais neteisingų. Tačiau esmė buvo tokia, kad Martynas Liuteris matė ir manė, kad nuodėmių atleidimas tai ne pinigų reikalas ir nuodėmių atleidimas nėra nuperkamas už grašius, variokus ar tūkstantines sumas. Tezės buvo parašytos lotyniškai, ta kalba, kurią kalba akademinė visuomenė, tam jos ir buvo skirtos diskusijai universitete, tarp teologų, universitetuose ir pačios bažnyčios viduje. Todėl spalio 31 diena yra tik tai simbolinė data žyminti reformacijos pradžią. Liuteris ir toliau tarnavo kunigu, toliau aukojo mišias, toliau dėstė universitete. Todėl reformacija tai yra procesas, kuris vystėsi,
vystėsi taip, kaip niekas negalėjo numanyti ir numatyti. Tai nebuvo kontroliuojamas procesas. Martynas Liuteris visą laiką manė ir žinojo ir laikė save, kad jis yra katalikiškos ir visuotinės bažnyčios kunigas. Visi, kas buvo bažnyčioje, jiems nereikėjo nei iš naujo krikštytis, nei duoti kažkokius įžadus. Viskas vyko taip, kaip ir anksčiau. Ir Liuteris nebuvo nei paskirtas, nei jisai pats skyrėsi savęs bažnyčios viršininku ar bažnyčios galva, ar kažkuo, kuo jisai nebuvo iki tol. Jisai buvo kunigas Vitenbergo bažnyčioje, vienoje iš bažnyčių, ir buvo profesorius Vitenbergo universitete. Na, o toliau prasidėjo procesas. Procesas, kas turbūt ir yra tikroji reformacija. Na, žinome, kad Martynas Liuteris jam buvo paraginta visko išsižadėti, tada vyko tokie pamfletų karai tarp teologų, tarp popiežiaus šalininkų ir Vitenbergo šalininkų. Martynas Liuteris buvo raginamas atsisakyti visko, buvo ekskomunikuotas, tačiau tai buvo tik tai 3 metai po 1517 metų. Tai buvo 1520 metais, yra netgi 21 pradžioje, kada jisai sudegino bulę, raginančią išsižadėti visko ir per 60 dienų prisistatyti į teismą. Į teismą Liuteris nevyko, tačiau jis dalyvavo kitame teisme. Na, žinote, visi žino, kaip yra pavojinga ir žinojo, kaip yra pavojinga būti tokių dalykų skelbėjų. Kvestionuoti Romos popiežiaus galią, valdžią, kvestionuoti pinigų, lėšų įsisavinimo tvarką, kada tampi nemėgiamas visų valdžių ir valdytojų. Tai buvo pavojinga, tas pavojingumas ir pavojus buvo išbandytas ir prieš 100 metų, kada čekų Janas Husas irgi apgaulingai viliotas, kad jisai galėtų teisme apsiginti, buvo sudegintas ant laužo. Ir Liuteris taip pat buvo kviečiamas į susirinkimą, kuriame rinkosi visi didikai, svarbiausi imperijos žmonės, kur buvo ir pats imperatorius Karolis V. Kaip jau sakiau, visos istorijos nepasakosiu ne šitame, tačiau su Wormso susirinkimu yra dar vienas toks mitas, mums liuteronams gražus, tačiau aš klausausi ir tokių, ir knygas skaitau, kurie yra priešiški ir liuteronybei, ir kurie yra priešiški ir krikščionybei, iš ko pažinsi, ką galvoja priešininkai. Taip pat esu vieną Romos katalikų bažnyčios apologetą, teigiantį, irgi bandantį dekonstruoti reformaciją ir jos sukeltą žalą. Ir, yra teigiama štai, ko iš tikrųjų nebuvo, kokie yra mitai apie reformaciją. Bet tai yra vėl iš kitos pusės. Jie sako, mitas yra tai, kad reformacija vyko spalio 31 dieną 1517 metais. Tai niekada nebuvo. Taip ir mes taip sakome. Tai nebuvo reformacijos pradžia, de facto. Žemiausias liuteronų šūkis, koks jis yra, ką mes irgi mėgstame kartuoti ir per reformacijos pamaldas. Žino, šiek tiek daugiau pasiskaitęs liuteronas. Čia aš stoviu ir negaliu kitaip. Priešininkai sako, štai, tai niekada nebuvo pasakyta. Gali būti, kada Martynas Liuteris turėjo galimybę apsiginti, vieną dieną jam buvo neleista, jam irgi buvo liepta tik išsižadėti. Iš kardinolų pusės, kurie kvestionavo, kurie kaltino Martyną Liuterį. Iš Johano von der Eko pusės, kuris kvestionavo ir kaltino Liuterį. Buvo reikalinga tik tai viena, sakyk, išsižadu ir keliauk laisvas. Tačiau imperatorius, ką tik tai išrinktas ir gana jaunas, niekas nenorėjo teptis rankų, visi prisiminė, kas vyko Konstancoje, kur Janas Husas buvo sudegintas. Jisai
išlaikė savo žodį ir neleido Martyno Liuterio suimti, bet suteikė jam galimybę pasiruošti, nes Liuteris to prašė, pasiruošti apgynimą trumpą, nes tame Seime vyko daug dalykų buvo svarstomis, vyko mėnesį ar šiek tiek daugiau. Antrą dieną, kada Martynui Liuteriui buvo suteikta galimybė kalbėti, štai jisai pasakė šitą žymią frazę, tai yra užprotokoluota, kadangi visi, kaip ir dabar, taip ir tada protokolai buvo rašomi. Štai Martynas Liuteris po apsigynimo apie tai, kas yra jo teologija, kuo jisai tiki, štai sako, ką beje pripažįsta ir visi, nes tai yra užprotokoluota raštininko. Jeigu neįrodysite mano klaidų, remdamiesi šventuoju raštu ir sveiku protu, šiek tiek praleista, aš negaliu ir neišsižadėsiu nieko, nes nei saugu, nei sąžininga veikti prieš savo sąžinę. Dieve, padėk man. Amen. Čia yra tikslus paragrafas iš to susirinkimo protokolo. Matote, šito sakinio, šito žodelio, čia aš stoviu ir negaliu kitaip, nėra. Kada šiandien stenografuojama, tai yra daromi audio įrašai ir kas išlieka, viskas yra užrašoma. Be abejo, stenografuojant tada, prieš 500 metų ir anksčiau, ir kada buvo rašoma ranka, ne kiekvienas žodis buvo įrašytas. Imperinėme protokole šito nėra. Jis buvo rašomas lotyniškai. Tačiau, kada buvo šita kalba verčiama jau Liuterio amžininkų, praėjus ne tiek daug laiko po Wormso susirinkimo, pačiame jau pirmajame vertime į vokiečių kalbą ši detalė yra įrašyta. Todėl mes galime abejoti ar dvejoti jos tikrumu, bet galbūt tie žodžiai nebuvo įrašyti protokole, bet ten buvo ir liudininkai, kurie girdėjo tuos žodžius sakant. Kada buvo kalba verčiama į vokiečių kalbą, šitie žodžiai buvo pridėti. Tačiau tai nėra kažkaip sumenkinimas, kad Liuteris, jeigu šitų žodžių nepasakė, tai štai jau visa istorija yra suklastota ar klaidinga. Ne tie žodžiai, čia aš stoviu, yra mūsų tikėjimo pagrindas. Tai romantizuota tezė, kuri, jeigu net ir nebuvo pasakyta, atspindi Liuterio mintį ir Liuterio idėją, kaip jisai apsigynė ir ką jis norėjo pasakyti prieš tuo metu didžiasias pasaulio galybės, prieš popiežiaus atstovus ir prieš patį imperatorių, kas yra krikščioniškas tikėjimas ir ką mes štai čia susirinkę tikime. Ne fraze čia aš stoviu ir negaliu kitaip, Dieve padėk man, bet mes, krikščionys, tikime Kristumi ir pagrindas mums yra Dievo žodis. Tikėjimui ir gyvenimui. Vienas mitas, kuris ir neturi galbūt pagrindo, bet yra jau susikurtas tų, kurie prieštarauja Liuteriui ar reformacijai ir protestantiškoms bažnyčioms, tai kad štai žiūrėkite, liuteronai ar protestantai skelbia, kad Martynas Liuteris išvertė Bibliją į vokiečių kalbą pirmą kartą. Kartais tai populiariai yra vaizduojama, bet jeigu pažiūrėsite Wikipediją, galbūt ar kažkokį populiarinimo filmą, žinau, buvo Nacionalinės geografijos akademijos ta proga išleista tokia animacija, kuri labai daug neteisingų faktų apie tai, kas yra Liuteris, kas liuteronų bažnyčia yra pateikta. Iš to žmonės ir kuriasi kitus mitus ir legendas, apie ką toliau vysto savo mintis. Biblija į vokiečių kalbą buvo išversta iki Liuterio, 3 ar 4 vertimai buvo padaryti iš tiesų, tačiau ji nebuvo populiari. Ir ką iš tikrųjų padarė Liuteris, tai jo išversta Biblija iš graikų ir hebrajų kalbų, ne iš lotyniškos vulgatos, yra ne pirmoji, bet ji tapo pagrindu tokiai bendriniai vokiečių kalbai. Tai turbūt yra tas Liuterio galbūt vienas iš didesnių, turbūt ir gyvenimo nuopelnų. Ir
Liuterio Biblijos vertimas tapo labai populiarus tomis dienomis ir sakoma, kad spaustuvininkai taip pat nemažai uždirbo. Autorinių teisių dar tada nebuvo, Martynui Liuteriui turbūt irgi nauda buvo ne iš to, kad jisai galėjo pardavinėti Biblijas ar savąjį Biblijos vertimą. Su tuo susijusi kita legenda ir kitas mitas yra tai, kad liuteronų bažnyčia visiškai atmeta tradiciją. Na, tai suponuotų, kad tai yra naujas kūrinys, nauja bažnyčia ir tradicijos nėra gerbiamos. Tačiau žodis tradicija turi ir kitą prasme. Kada kalbame apie tradiciją, teologinę prasme, tai kalbama apie nuoseklų paveldą, kurį bažnyčia yra gavusi per jau dabar 2000 metų. Ką mokė vieni bažnyčios tėvai, ko mokė kiti bažnyčios tėvai, ko mokė bažnyčios visuotiniai susirinkimai, ko mokė tam tikri žymūs teologai ir svarbiausia, kas yra pasakyta ir užantspauduota iš katedros Romoje, tai yra iš sakyklos Romoje. Ir tai, kas yra pasakyta iš sakyklos Romoje, tas yra neginčiama tiesa. Štai su tokia tradicija Liuteris ir kiti ir nesutiko. Nes ir mes galime ir šiandien, kada paskaitysite įvairaus laikotarpio bažnyčios tėvus, mes matome, kad jie prieštarauja vienas kitam. Bažnyčios susirinkimai prieštarauja vienas kitam. Viename buvo uždraustas vaizdomasis menas, kitas pašalino tą draudimą. Vienas teologas akcentuoja vieną dalyką, kitas teologas akcentuoja kitą dalyką. Ir laiko einant, ir tai, kas yra sakoma iš katedros, kad yra sutikrinama su tuo, kas buvo pasakyta anksčiau, vėlgi matoma, kad yra prieštaravimų vidinių. Todėl Martynas Liuteris neatmetė tradicijos. Na, pavyzdžiui, ir pačioje bažnyčioje tuo metu viduramžiais vyravo tokios dvi teologijos kryptis, kurios rėmėsi viena neoplatonizmo filosofija, kita Aristotelio filosofija. Taigi, Liuteris, tai ir klausė, tai kuri yra teisinga, kuris pasaulio pažinimas yra teisingas. Turime suprasti, kad platonizmas ir Aristotelio mokymas tai nėra vien tik tai, citatos, kaip įsivaizduojama, kas dabar yra filosofija. Tai yra visas pasaulėvaizdis, kas yra tikrovė, kas yra realybė, kas yra materija, kas yra materialu, kas yra nematerialu. Nesiplėskime toliau. Taigi, kas yra teisus? Todėl Liuteris sako, mes visi esame, mes net metame tradicijos, aš daug savo teiginių grindžiu ir paremiu tuo, ką sakė bažnyčios tėvai, ką sakė bažnyčios susirinkimai ir ypač ką kalbėjo Augustinas ir jo darbai prieš Pelagijų ir kitus tada buvusius kovotojus prieš bažnyčią. Palaiko, sako, mano mintis, aš būtent taip pat mokau. Tačiau tai, kas yra žmogaus parašyta, žmogaus sukurta, negali būti standartų. Žmogaus mintis visada kinta. Įvairiausių filosofijų, įvairiausių pasaulėžiūrų. Todėl tradicija yra ne norma, ne standartas ir ne pamatas, fundamentalus, ant ko turi stovėti bažnyčia ir ant ko turėtų būti pastatyta religija, ant ko turėtų būti pastatyta krikščionybė ir krikščioniškas tikėjimas. Pavyzdžiui, parapijose tam tikras autoritetas yra kunigas, tačiau tai, ką jisai sako, tai nėra, neklystama. Tai ne vienas kunigas turbūt neišvengs klaidų, kažkurį žodį parapietis, klausytojas netaip supranta ir supras ir sakys, jau čia gali sakyti, čia erezija. Ne vienas kunigas nėra neklystantis. Kaip ir tėvai, kas esate, žinote,
turite savo vaikus, kažką mokote, kažką norite padaryti, išauklėti vienaip, tačiau ne viskas gaunasi kaip norite ir paskui pamatote, kad iš tikrųjų esame padarę daug klaidų, kažkada nelaiku apšaukę, kažką netaip pasakę. Na ir kiti dalykai, kurie yra praeinantys. Todėl aš nesu standartas, kaip turėtų būti besąlygiškai klausoma ir laikoma, kad mano tėvo ar kunigo nuomonė yra neklystanti. Tai yra vienas šaltinis, kuris yra pagrindas ir kuris turėtų būti kaip pagrindas viskam, kas yra susijęs su krikščionišku tikėjimu ir gyvenimu. Ir tai yra šventasis raštas. Štai tam principas sola scriptura yra taikomas. Irgi turbūt geriausias to pavyzdys yra šventoji vakarienė. Kaip kažkada tradicijos buvo taurė Eucharistijos atimta iš pasauliečių. Nors šventame rašte, Evangelijose, laiške korintiečiams, Jėzus Kristus sako, imkite ir valgykite tai mano kūnas, imkite ir gerkite tai mano kraujas. Todėl tyrinėjant teologiją, galima remtis praeities teologais kaip autoritetais, kas ir autoritetas yra mums ir Martynas Liuteris, tačiau mes nesame Liuterio sekėjai. Mes esame liuteronų bažnyčia, yra Kristaus sekėjai. Na ir iš eilės taip gaunasi ir tai, kas yra liuteronų bažnyčia. Kodėl toks vardas, juk jūs irgi kaltinimas ar priekaištas, jūs sekate žmogų. Jūs esate liuteronai, jūs esate Liuterio. Dabar terminas liuteronų bažnyčia jau yra prigijęs. Tačiau pradžioje tai buvo daugiau tokia pravardė, kaip Liuterio sekėjus vadindavo priešininkai. Be abejo, kartais ir žmonės, kurie lankydavo tas bažnyčias ir kurie tuos mišiuose dalyvaudavo, irgi vadindavo save liuteronais. Ir Martynas Liuteris ne vieną kartą yra perspėjęs ir pasakęs, kad negalite save laikyti ar bažnyčios vadinti žmogaus vardu. Bažnyčia nepriklauso jokiam bažnyčios vadovui, nei vienam žmogui nepriklauso. Jūs esate Kristaus. Yra sakoma, kad pirmą kartą oficialiai, jeigu taip galima sakyti, liuteronų bažnyčia buvo pavadinta per Liuterio laidotuvės, kada jo bendražygis Pilypas arba Filipas Melanktonas sakė pamokslą. Todėl kai kurios bažnyčios, laikydamėsi tokio principo, nevadina savęs liuteronų bažnyčios, bet pavyzdžiui Lenkijos bažnyčia ir jeigu neklystu Slovakijos bažnyčia, vadinasi Augsburgo tikėjimo išpažinimo arba Augsburgo konfesijos bažnyčia, paminint tą teologinį traktatą, kuriame buvo apibrėžtas liuteronų tikėjimas, kuriame buvo suformuluoti liuteronų tikėjimo pagrindai. Tai vyko Augsburgo mieste jau 1530 metais išleistas Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Tačiau pravardės prigyja, kartais netgi jeigu labiausiai to nenori, nieko negali padaryti. Dabar liuteronų bažnyčia yra tapęs tuo pavadinimu. Ir prieš paties Martyno Liuterio valią ir norą. Na, o labiausiai turbūt mitais ir legendomis yra apipinta paties Liuterio asmenybė. Na, kaip ir dabar, labiausiai yra puolamas pats žmogus, pati asmenybė. Kokios buvo priežastys, kad jisai ryžosi tokiai avantūrai, tokiam didžiam dalykui, kuris suskaldė bažnyčią, kokios buvo priežastys jo paties kaip asmens tokiam žingsniui. Na, įvairiausių yra mitų, tiek iš psichologinės pusės buvo bandoma žvelgti, kokių jisai didelių problemų turėjo. Buvo irgi dabar jau yra manoma, kad tokiu jau
liberalizmo amžiuje, 19-20 amžiuje suformuluotas vienas iš pagrindinių Liuterio tokių atsivertimo aspektų, kaip bokšto išgyvenimas, kuris neva jautėsi labai persekiojamas velnio ir šėtono, kur metė ir rašalinę. Manoma, kad tai yra netiesa. Tas mitas yra arba labai jau perdėtas, arba iš vis paneigiamas kai kurių istorikų. Kiti teigia, kad konfliktas su tėvu, norėdamas atkeršyti tėvų, jisai metė teisės studijas, stojo vienuolyną ir tada, pykdamas ant tėvo, kam šis tokiam žingsniui nepritarė, štai nusprendė žengti tuo keliu, reformuoti bažnyčią ar kurti bažnyčią. Tačiau paties Liuterio ir tėvo santykiai buvo ir yra dokumentuota, kad iš tikrųjų buvo šilti, skirtinga negu tarp daugelio žmonių tais laikais. Taip, iš pradžių Hansas Liuteris pyko, kada jis norėjo, kad sūnus darytų karjerą, jis buvo irgi šiek tiek prasigyvenęs ir mokėjo už sūnaus mokslus, kada jisai studijavo teisę ir štai viską metas stoja vienuolyną. Taip, iš pradžių buvo nepasitenkinimas, tačiau vėliau jisai mato Martyno Liuterio aistrą ir tikrai Martynas Liuteris apie tėvą atsiliepia pačiais gražiausiais žodžiais ir sako, kad visa, kas jis yra dabar, ką jisai daro, kada ieško tiesos, kada myli Dievo žodį, myli bažnyčią, tai yra tėvo auklėjimo nuopelnas ir didelis jo, Hanso, įnašas į Martyno Liuterio auklėjimą ir gyvenimą. Ir be abejo pats egzotiškiausias dalykas Martyno Liuterio gyvenime ir dėl ko atsirado tokių ir prieštaravimų ir tai tapo ir pagrindu kaltinti Liuterį, štai kodėl jisai nusivilko vienuolio abitą, kad jisai norėjo santuokos, norėjo atmesti vienuolio įžadus ir susituokti, tai buvo pagrindas jam atsiskirti nuo Romos bažnyčios. Jeigu žiūrime istoriją, tai kaip vyko Martyno Liuterio piršlybos ir santuoka, mes matome, kad tai galbūt veikiau ir jisai buvo pasirinktas, negu kad jisai pasirinko, kada iš vienuolynų bėgo vienuolės ir kada jos slėpėsi ir kai kurios buvo priglaustos ir Wittenbergo mieste ir kada kai kurios ištekėjo ir vienai Katerinai von Borai buvo pasiūlyta irgi tuoktis iš kažko, jinai tarsi sarkastiškai su šypsena pasakė, aš ištekėsiu, tai tik tai už paties Martyno Liuterio. Tai be abejo, jinai pasakė ne Liuteriui, tačiau Liuterio draugai perdavė šitos žodžius ir po kažkurio laiko Martynas Liuteris su Katerina von Bora susituokė ir gyveno gražų gyvenimą ir varge, kada reikėjo laidoti savo vaikus ir džiaugsme, kada vienas kitam tarnaudavo ir padėdavo ir Martyno Liuterio laiškai Katerinai von Borai yra patys gražiausi, pačiais gražiausiais epitetais jis ją vadina iki pat mirties, kada ir jinai buvo didžioji pagalbininkė namų ūkyje, vaikų auklėjime ir jo paties aprūpinime. Taip pat į Liuterio ieškojimus ir dvasinę kelionę buvo bandyta žvelgti iš psichoanalizės pusės, kada vystėsi psichologijos mokslas ir Erikas Eriksonas parašė vieną knygą, kur Liuterį parodė kaip didžiausių problemų vidinių psichologinių kamuojama žmogų ir be abejo ieškojo priežasčių, kas yra kaltas dėl jo tokių kelionių, dvasinių kelionių. Bandymai įrodyti, kad Martynas Liuteris buvo psichologiškai nestabilus ir emociškai pažeidžiamas, tai yra labiau pritempimas ir žvelgimas į Martyno Liuterio asmenybę iš šių dienų perspektyvos ir iš sugalvotų tokios terapijos principų. Bet jeigu pažiūrėsime į Martyną Liuterį, į jo produktyvumą, skaito paskaitas,
nutraukia bažnyčios tarnystės, tarnauja kaip kunigas, sako pamokslus, rašo traktatus. Tai turbūt tai būtų pagrindinė ir viena iš priežasčių matyti, kad tai buvo netgi labai psichologiškai sveika asmenybė ir sveikas žmogus su kritiniu mąstymu, ypatingu kritiniu mąstymu, ypatingais egzegetiniais, tai yra Biblijos aiškinimo ir supratimo gabumais ir galimybėmis, ką jis ir parodo savo darbuose ir savo amžiuje, kuris galbūt ir nebuvo ilgas, kas tuo metu visuomenėje buvo standartas, tačiau net toks ir trumpas. Be abejo, didžiausia kritika Martyno Liuterio asmeniui krinta dėl antisemitizmo. Taip jisai iš tikrųjų yra parašęs traktatą apie žydų melus, tačiau istoriškai yra neteisinga į tai, kas vyko prieš kelis šimtus metų, žiūrėti iš šių dienų perspektyvos ir vertinti šių laikų paskutinio amžiaus kriterijais. Liuteris įsivaizdavo, kad štai dabar jisai atrado Evangeliją, atrado tikrą Kristų ir tikrą Kristaus mokymo esmę. Tai faktiškai dabar visi judėjai, kurie gyveno Vokietijoje, pamatys tą tiesą ir atsivers į krikščionybę. Ir krikščionybė tai prasidėjo Izraelyje. Visi pirmieji krikščionys buvo žydai, visi pirmieji krikščionys buvo judėjai. Jie dėjo daug pastangų tarp žydų, darydami misijas, o taip pat ir pats Martynas Liuteris turėjo draugų, kurie jam ir padėjo, kurie konsultavo ir tos pačios Biblijos vertime, konsultavo hebrajų kalboje. Ir jis tame traktate taip gana griežtai kalbėjo, kada misijos žydų tarpe nepasisekė ir Liuteris tai buvo emocingas žmogus ir jisai pyko. Žinoma dabar, kad jis šitą traktatą rašė ir labai sergantis. Paūmėjusi liga turbūt irgi paveikė jo ir mintis. Mes dabar žiūrime taip, net tai nėra pozityvu, tai nėra teigiama, nėra gerai, tačiau tuo metu tai buvo, toks požiūris ir žydai buvo persekiojami, kas yra, gėda, turbūt tuo metu ir visuomeniai. Pavyzdžiui, ir berods 1555 metais popiežius yra išleidęs bulę prieš žydus, kur taip pat smerkė ir netgi jis turėjo ir įstatymišką galią ir konfiskuoti ir turtą ir persekioti judėjų tikėjimo žmonės. Tačiau vėliau ir pokalbiuose ir kitose raštuose Martynas Liuteris ragina su krikščioniška meile žiūrėti į judėjų tikėjimo žmonės. Turbūt supratęs galbūt ir savo kietų žodžių nereikalingumą. Tuo pasinaudodami ir ištraukdami iš konteksto, nacijai Vokietijoje taip pat buvo pasigavę, kad reikėdavo pateisinti savo nusikaltimus šį Liuterio traktatą. Tačiau mes žinome, kad tai nebuvo įsakymas, tai nebuvo ir niekas iš liuteronų tuo traktatu nesivadovavo nei savo gyvenime, nei valdymo struktūrose. Daugybė liuteronų, ypač ortodoksalaus tikėjimo išpažinimo liuteronų, priešinosi nacių režimui ir žymiausia Dietrichas Bonhoefferis būtent yra to pasipriešinimo simbolis, kada jis buvo ir nukankintas, taip pat ir kiti. Hermanas Sase, vienas iš žymesniųjų teologų, tai parodo, kad tai nėra liuteronų tikėjimas ar Martyno Liuterio viena iš idėjų. Atmetant visus mitus apie tai, kad Liuteris norėjo kurti naują bažnyčią, atmesti senąją, atmesti tradicijas, matome, kad pagrindinis motyvas, dėl ko Liuteris mokė, turėjo skleisti tą mokymą, tai buvo jo gilus ir nuoširdus tikėjimas. Tikėjimas ir pasitikėjimas Dievo žodžio tiesa, tikėjimas ir pasitikėjimas Kristumi ir jo teologija yra grynai kryžiaus teologija, jisai visą laiką rodo į kryžių, kur yra atpirkimas ir kas yra tikrasis išganimo ir tikrasis šaltinis. Tai yra Jėzus Kristus. Ir liuteronų bažnyčioje išliko ir mišios, išliko šventoji vakarienė, išliko
sakramentai išliko ilgą laiką, dar netgi asmeninė išpažintis. Liuteronų bažnyčioje kartais yra kaltinama iš abiejų pusių. Kitos protestantiškos bendruomenės sako, kad Liuteris sustojo pusiaukelėje, nepadarė iki galo darbo, nenukirto tos bambagyslės. O tai ir nebuvo nei Liuterio, nei kitų apie Liuterį buvusių teologų noras tą tradiciją, nukirsti tradicijos atsisakyti. Liuteronų bažnyčiose yra tradicinė liturgija, tradiciniai skaitiniai, mišios, krikštas, visa tai, kas buvo nuo pat ankstyvosios bažnyčios pradžios. Iš kitos pusės, Liuteronų bažnyčia ir Liuteris yra kaltinamas, kad sukėlė tokį gaisrą, padegė žolę ir to gaisro sustabdyti nebebuvo įmanoma. Tačiau tai turbūt ir būtų toks įrodymas, kad jeigu reformacija, bažnyčios atsinaujinimas nekoordinuotai vyko skirtingose regionuose, Šveicarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Ir tai, kad Liuterio mintys, idėjos ir teologija rado taip greitai tokį atgarsį ir pritarimą. Daug, ypač Šiaurės Europos vietų ir bažnyčių, kurios tapo liuteroniškomis ir Lietuvoje, atgarsį atrado Prūsijos karalystė, kuri buvo pirmoji valstybė pasaulyje, kur liuteronybė buvo priimta kaip valstybinė religija 1525 metais. Ir daug lietuvių, tiek Prūsijos rytinėje dalyje, tiek ir Lietuvos vakarinėje dalyje tapo liuteronų bažnyčios dalimi. Tai rodo, kaip reikalinga buvo bažnyčiai atsinaujinti, kaip reikalinga buvo tai, ką mes dabar vadiname reformacija. O Martyno Liuterio palikimas yra tai, kad mes šiandien pamaldas turime lietuvių kalba, kaip ir kitose kraštuose, kalbomis, kurias supranta žmonės. Tai, kad buvo skatinama ir neskatinamai plito literatūra, tiek religinė, tiek pasaulietinė. Tai, kad bažnyčios tapo autonominės, savarankiškos, tai be abejo sukėlė ir šiek tiek neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, yra sakoma štai, dabar jūs nebeturite jokio autoriteto. Popiežius jums ne autoritetas, ir dabar kiekvienas kunigas yra popiežius. Kiekvienas kunigas gali aiškinti, ką nori. Liuteronų kunigai pasižada mokyti tai, kas yra šventajame rašte, ir kad ne kiekvienas kaip įsivaizduoja, kas ten parašyta, bet išdėstyta tikėjimo išpažinimuose. Liuteronai niekada nesijautė, kad jie atsiskiria nuo bažnyčios. Teologai visada laikė save visuotinės bažnyčios dalimi, ankstyvosios bažnyčios ir tradicijos tęsėja, kuri trokšta aiškaus mokymo ir kuri trokšta tiesos. Kristus sakė, laikysitės mano žodžio, iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, palaimintos reformacijos šventės ir būkite palaiminti. Linksminkis savo žodžiu.